Kaliopauhema. Geros popietės linkėjimai iš Kretos, iš tokios vietos, kuri iš tikrųjų labai yra istoriška ir ją pasirinkau ne veltui, nes artėja tą savaitę, kai mes prisimenam, mes visi lietuviai prisimenam sausio 13-osios įvykius. Na, graikams yra irgi kai kurie įvykiai labai svarbus ir štai už mano nugaros yra vienas tokių įvykių paminklų, būtent paminklas, kuris primena graikams ir ne tik graikams, visam pasauliui vieną iš įvykių svarbų graikų istorijai. Taigi, tai yra paminklas Spyrosui Kajaliui. Spėju, šitą pavardė netgi tiems, kurie domisi Graikijos istorija, gali būti visiškai nežinoma ir kas jisai toks ir kodėl jis vaizduojamas būtent taip, su audeklu, su vėliava savo už nugaros. 1897 metais šis žmogus dalyvavo graikų pasipriešinime Osmanų imperijai, būtent kretiečių sukilime, ir jis karts nuo karto iškeldavo vėliavą virš Apokoronų pusiasalio. Apokoronų pusiasalis yra visiškai netoli Chanijos, prie kurios aš ir esu, virš kurios aš esu. Štai jisai žvelgia į Chanijos miestą tolumoj, į kurį ateina lietus, gali būti, kad tas lietus užklups mane. Tai šis žmogus būtent iškeldavo vėliavą, nepaisant to, kad jie atakavo ne patys osmanai, o būtent sąjungininkai. Keturios didžiosios valstybės nuolat atakavo Apokoronų pusiasalį ir nuversdavo vėliavą, Graikijos vėliavą, kurią iškeldavo jisai su savo broliais. Ir galiausiai ta vėliava buvo tiek sutalžyta, kad net neliko jos koto. Kas atsitiko tada? O tada Spyros Kajalis atsistojo ir iškėlė vėliavą, tapdamas būtent tarsi vėliavos kotų, laikydamas tą vėliavą ir pasakydamas, kad vis tiek Kreta yra Graikijos dalis. Kodėl pasakoju šitą istoriją ir kodėl aš ją sieju su sausio 13-ąją? Mes kartais sakom, kad nuo vieno žmogaus niekas nepriklauso. O nuo Spyro Kajalio priklausė labai daug kas. Pamatęs stovinti karį su vėliava savo už nugaros, tuometinis Prancūzijos viceadmirolas Kanavaras pasakė, aš negaliu daugiau jo bombarduoti, ir bombardavimas liovėsi. Ir tai buvo lūžis, būtent šitas poelgis buvo lūžis sąjungininkų keturių valstybių – Italijos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos ir Rusijos bandyme išsaugoti Osmanų imperijos sudėtyje Kretos salą. Tai nuo vieno žmogaus daug kas priklauso. Ir būtent sausio 13-osios įvykiai parodė tą patį. Taip, ten nebuvo vieno žmogaus įtaka ar būtent vieno žmogaus kažkas padaryta. Ten buvo labai daug žmonių susirinkę, bet kita vertus, jeigu Šimulionis, jeigu Asanavičiūtė, jeigu Gerbutavičius, tie žmonės, kurių pavardės mes prisimenam kiekvienais metais sausio 13 dieną, būtų pasakę, ne, aš neisiu į tuos protestus. Arba tie žmonės, kurie nukentėjo vienaip ar kitaip nukentėjo ar nenukentėjo, būtų pasakę, mes neįsim į tuos protestus, kur mes būtume dabar ir kur Lietuva būtų dabar. Tai, kad nuo vieno žmogus daug kas priklauso ir būtent taip šiandien artėjant sausio 13-osios įvykių metinėms atvažiuosiu čia, juolab, kad tai buvo ir pakeliui tuo pačiu, ir papasakosiu šią istoriją apie Spyro Kajalį. Ir jam paminklas yra būtent čionai, priešais Chanijos miestas. Štai prieš mane Chanijos miestas. Na, o jeigu jūs norėtumėte atsidurti šitame parke, kuriame darau šitą transliaciją, jūs galite tikrai ir patys atvažiuoti. Ir atsiveria labai gražus vaizdas, kaip matote, į visą Chaniją, į jos senąjį miestą, naująjį miestą. Tik dabar, aišku, vėjuota ir matote, į mus ateina lietus. Tai yra gražus parkas, čia yra Elefterijo Venizelo kapas, būtent šiame parke. Ir, kaip ir sakiau, ta skulptūra Spyrui Kajaliui. Tai jeigu patys kažkada keliausite ypač į Chanijos oro uostą, ką mes ir dabar darom, mes keliaujame į Chanijos oro uostą, arba iš Chanijos oro uosto jūs galite atvažiuoti į šitą parką, čia pasibūti, pasivaikščioti ir pasigrožėti Chanijos vaizdais. Ir
Juolab ne tik lauke. Yra dvi užeigos, labai smagios užeigos, Kartė Postalė ir Kukuvaja, kur su tokiu vaizdu į Chanijos miestą jūs galite išgerti kavos, kažką skanaus suvalgyti, pasibūti, pasigrožėti. Aišku, kur kas labiau saulėtais vaizdais negu dabar čia Kretoje. Na, o tokias transliacijas darau tam, kad papasakočiau aktualijas, pagrindinius dalykus apie Kretą, artėjančias savaitės ir duočiau patarimą. Tai, kad nuo istorijos apie Spyro Kajalį ir nuo sąsajų su sausio 13-ąją pereinu prie savaitės aktualijų. Na, aišku, pagrindinis dalykas oras. Jūs matote, nežinau, ar viena ranka pas mane be pirštinės, bet jinai kišenėje, o kita, žinokit, ranka, kuri laikote, yra su pirštinė, nes yra šalta. Yra iš tikrųjų šalta. Ir prisikalbėjau, aš manau, nes prašiau atsiųsti iš Lietuvos sniego ir dabar meteorologai skelbia, kad atkeliauja pirmas 2026 metų sniegas, jis atkeliauja ant kalnų. Ant kalnų yra šiek tiek sniego ten tolumoje, jeigu žiūrint, nelabai matysis čia už medžių. To sniego bus kur kas daugiau. Netgi žada, kad rytoj Anogijos miestelėje, kuris yra vienas aukščiausių miestelių Kretoje ir taip pat Omalos plynaukštėje, kur prasideda Samarijos tarpeklis, rytoj gerokai pasnigs. Tai kad sniegas nusileis į labai žemą lygį. Sakoma, sinoptikai sako, kad sniego tikrai bus 1500 metrų aukštyje, na, o Samarijos pradžia yra 1200 metrų aukštyje, tai netgi ir tenai gali būti sniego. Turėkite tą omeny, jeigu kažkas, taiga esate Kretoje ir norite eiti į kalnus. Štai, priartinu kalnus. Matote, ten yra sniego, bet jo yra per mažai, dėl to aš nuolat čia sakydavau, kad sniego Kretai reikia daugiau ir kas galit, būkit geri iš Lietuvos, mestelkit sniego. Na tai jūs ir mestelėjot. Mestelėjot taip, kad maža nepasirodys. Jie žada, kad 2 dienas iš eilės bus be galo šalta ir netgi čia temperatūra apačioje, ne kalnuose, kris iki 0 laipsnių. Kas Kretai? Labai šalta. Po to, kai čia buvo ir plus 20 ir šiek tiek daugiau, turėti 0, tai tikrai labai šalta. Tai artėja labai šalta savaitė ir artėja lietus. Galiu parodyti, kaip ateina lietus iš toli. Štai pasižiūrėkit. Jau jaučiu lietaus lašus, tai pasistengsiu greitai viską supasakoti, kad nesušlapščiau per daug ir bėgti į vieną iš tų kavinių, apie kurią aš sakiau, arba į Kartą Postalę, arba į Kukuvają susišilti. Tai va, tai į Chanijoje, aš manau, jau lyja ir toj aš gausiu lietaus čianai, būdamas šitoje vietoje. Tai oras atšals, gerokai atvės ir ne tik Kretoje, bet visoje Graikijai. Iš vis šiaurės Graikijai žadama minusinė temperatūra. Tai kad Graikija nėra ta šilta šalis, kai gali kartais pasirodyti žiemą. Paskui jau penktadienį žada, kad viskas keisis ir penktadienį žada jau kur kas geresnius orus, jau ir plus 15, plus 16. Beje, lietus ir sniegas praeis tik tai ryt po ryt. Dar va šiandien, matote, debesis, beje, šiandien buvo ir saulės, šiandien buvo ir krušos, šiandien buvo ir lietaus ir dabar irgi kažkas panašaus atkeliauja kaip kruša ar saulė. Po to bus saulė, tai nežinia, kas toliau čia bus. Tai va, tokia savaitė mūsų laukia. Ir savaitė, aišku, su tam tikrais dar įvykiais ir tam tikrais vardadieniais. Vardadieniai, kaip ir sakiau, čia yra labai svarbus dalykas. Rytoj yra Tatjanos vardadienis, beje, jeigu kažkas galvojat, kad Tatjana yra rusiškas vardas, galvokite iš naujo. Tatjanos vardas yra lotyniškas, nuo Tatijus kilus, būtent nuo pavardės Tatijus. Lotyniška kilmė visiškai neaišku, iš kur yra kilęs Tatijus, bet Tatjana yra ir graikiškas vardas, vartojamas labai ir švenčiama diena. Aišku, labiausiai gal, jeigu domėjotės Rusijos kultūra, žinote, kad šventoji Tatjana yra studentų globėja ir tas Tatjanin din, jeigu rusiškai šnekant, tai yra labai švenčiamas ir labai žinomas. Bet
čia yra visai kas kita. Tai va, jeigu pažįstat kažkokias Tatjanas, rytoj sveikinkit. Plius šeštadienį, sausio 17 yra Antaninės, Šventas Antanas, Ajos Adonijos, Egipte gyvenęs žmogus, vėlgi nieko bendro su kažkuriom kitom šalim, bet labai gerbiamas šiandien Graikijai ir Šventas Antanas, aišku, švenčiamas irgi sausio mėnesį, ne birželio mėnesį kaip Lietuvoje. Tai jeigu pažįstat Antanus, Adonius, graikiškai Adonis, na, kai ką žinot, kad ir mūsų su Jurgita vardai šiek tiek graikiai kitokį ir daug kas mane vadina čianai, mano antruoju vardu Antanas, tai yra Adonis, sako, graikai į mane kreipiasi, tai Antaninės mes švęsim. Beje, šiandien labai įdomiai sužinojau, pats kartais užmirštu, kad šiandien yra Audriaus vardadienis ir netgi pasidomėjau, kaipgi sugalvojama, kurią dieną švęsti kurią vardo dieną. Kaip paskirti vardadienį. Tai pasirodo, su šventųjų vardais viskas aišku. Tai yra siejama su šventųjų gyvenimais. Bet su tokiais vardais, kurie buvo pagoniški, nes Audrius vardas tai tikrai nėra krikščioniškas, yra taip, kad kalendorių sudarytojai patys sugalvoja, kada paskirti tą vardadienį. Ir paskirti. Ateina kaip reikia lietus. O, štai, Hanijai sakau, tikrai jau lyja. Ir tęsiant tą temą, tiesiog bet kuris kalendorių sudarytojas gali taip išpopuliarinti, kad atsiras vardadienis. Pasirodo, Lietuvoje tai yra įprasta ir tie vardadieniai tiesiog sugalvojami pačių kalendorių leidėjų, kas man atrodo truputėlį keista, ne? Ok, bet yra kaip yra, ne visi vardai yra krikščioniški, ne visi vardai yra šventi ir kažkaip tai norisi pašvęsti ir kitiems žmonėms vardadienius. Tai štai taip vardai gauna savo dienas. Tai taip, šiandien yra Audrinės pasirodo. Na, okei, ačiū už sveikinimus, tie, kas mane pasveikino, arba pasveikinti. Bet žinau, aš net kažkaip tai nesureikšminu ir man labai keista, kad kai kurios dienos taip pavadinimas. Tai, žodžiu, tai graikams yra dvi svarbios dienos, tai yra sausio 12, kuris bus Tatjanos vardadienis, ir sausio 17, kuri bus Antaninės, Ajos Adonijos. Tai jeigu švenčiat arba turit pažįstamų tokiais vardais, sveikinkit, jie yra būtent švenčiantis. Beje, krikščioniškai vardadieniai, kodėl buvo sugalvoti ir kodėl jie švenčiami Graikijoje labiau negu gimtadieniai. Jie labiau vienyje. Krikščioniška religija labiau vienijanti religija, sutraukianti, labiau socialinė religija. Ir va būtent dėl to vardadieniai čia įsitvirtino labiau negu gimtadieniai. Gimtadienis labiau duoda tokį egoistinį požiūrį. Mes išskiriam vieną žmogų iš visuomenės, o vardadienis suvienyje vieno vardo žmonės į vieną visumą, į vieną grupę. Tai ką daro krikščionybė? Dažniausiai sako, kad vienybė yra svarbu. Vienybė yra labai svarbu, tą mes žinom iš Dvyliktosios, tą mes žinom iš graikų sukilimo, apie kurį aš pradėjau pasakoti būtent šitos transliacijos pradžioje. Ir aišku, dar kartelį, matot, ten lyja, ten saulė šviečia kitoj pusėje, su Spyro Kajalio skulptūra. Tai va. Ok, tiek įvairiausių čia naujienų žinių. Dabar dėl atostogų Kretoje, kas yra svarbu ir jau daug kas klausė ir labai džiaugiuosi, noriu pasidžiaugti tuo, kad tie žmonės, kurie planuojasi savo keliones, planuojasi savo atostogas, kreipiasi iš anksto, jeigu turi didelės grupės. Šaunuoliai, tie, kas planuojate atvykti ne dviese, ne trise, ne keturiese, o jau ten geros kompanijos, 19, 20 ar dar kažką, dėl visų paslaugų reikia kreiptis kuo labiau iš anksto, nes kuo anksčiau žinome apie tokias žmonių grupės, tuo daugiau galime viską susiderinti iš anksto. Tai turėkite tą omeny. Ypač jeigu, pavyzdžiui, keliaujate, kad ir 6, 8, 9 ir norite išsinuomoti didesnius automobilius, vėlgi rekomenduočiau kreiptis iš anksto, nes tokių didelių automobilių saloje nėra daug. Ir tie, kas kreipiasi paskutinę akimirką, žinau netgi, pavyzdžiui, Liepos, rugpjūčio mėnesiais, kada būna tikrai daug poilsiautojų, išsinuomoti tokius automobilius, didelius automobilius yra sudėtingiau. Tai jeigu esate didelė kompanija ir norite pailsėti ir pakeliauti po Kretą, dėl didesnio automobilio nuomos rekomenduoju kreiptis būtent iš
iš anksto, netgi dabar. Dabar yra ir geresnės kainos, iš ankstinėms rezervacijoms yra siūlomos nuolaidos, tai kad kuo anksčiau kreipsitės, tuo gausite ir dar ir geresnę kainą. Tai tos geresnės kainos daugiausiai yra gegužės, birželio, rugsėjo ir spalio mėnesiais, liepą ir rugpjūtį kol kas kainos yra ganėtinai stabilios, tai vis tiek galima pasidarinti, daugmaž sužinoti kainų lygį arba netgi užsakyti automobilius, jeigu nuomositės automobilius savarankiškoms kelionėms. Na, o jei norit pakeliauti su manim, ekskursijose be abejo dabar jau reikėtų kreiptis ir derintis planus. Sakau, dar kartelį perspėju ir pasakau, kad svarbiausia, ypač tuo atveju, jeigu jūsų kompanija yra didesnė. Tai kuo didesnė kompanija, tuo kreipiamės iš anksto. Turėkite tą omeny. Tai va. O daugiau derinamės, kalbamės, bendraujam. Mūsų elektroninis paštas, naujas elektroninis paštas atostogos@manokreta.lt puikiausiai veikia. Juo ir bendraujam daugiausiai. Aišku, jeigu parašysite į senąją paštą manokreta@gmail.com, atsakome ir juos. Svarbiausia turėti ryšį ir turėti bendravimą. Bendravimas yra viskas. Ir dar kartą primenu, kad netgi galite ir paskambinti telefonu, pasišnekėti, pabendrauti, aptarti įvairiausius reikalus. Na, lygtai lietaus aš išvengiau. Jis nuėjo šonu. Dar kartelį Hanijos miestas iš viršaus. Ir mes čia sustojame, jau minėjau, pakeliui į Hanijos oro uostą, nes iš jo keliausime į Atėnus. Savaitėlę, nuo sekmadienio iki sekmadienio būsim Atėnuose. Tai laukite mūsų žinių iš Atėnų. Gal ten kažką ir kretietiško surasim, gal kažkokių tai įdomybių bus, tai būtinai jomis dalinsimės, be abejo, tuo pačiu dalinsimės ir naujienomis iš Kretos. Na, o tie, kas laukia mūsų alyvuogių aliejaus, kas laukia vaisių, sekite naujienas Facebooko puslapyje Mano Kreta arba Facebooko puslapyje Kretos skoniai. Ten tikrai ta informacija artimiausiu metu atsiras, netgi tuo metu, kai mes būsime. Tai tiek šiandien. Vienybės visiems ir prisiminkime, kas įvyko šiomis dienomis Lietuvoje. Negalvokime, kad mūsų nuo kiekvieno iš mūsų niekas nepriklauso. Kaip ir ta skulptūra, kurią aš rodžiau, Spyro Kajalio skulptūra, jam skirta skulptūra, gali netgi pakeisti istoriją. Ir mes ją galime pakeisti. Dar kartelį vaizdai į Hanijos miestą, tarp giedrumos ir debesų, ir susitiksime tokioje transliacijoje po savaitės vėl Kretoje, nes sėkmės visiems, geros savaitės, bendraujam arba elektroniniu paštu manokreta.lt.